Labas, kad žiūrit. Taigi šiandien toliau tęsime šventraščio jogos sutrų studijas. Mes einame, dabar skaitome Svamės Atėnų Sarasvačio jogos sutra Patandželis komentarais. Kol kas dar įvadą, planuojam šiandien užbaigti įvadą. Tai šiek tiek dar galbūt pradžiai dar šiek tiek paskaitysiu. Tokio autorius Dipanasu Agraval tekstą apie Patandželį išsiverčiau legendą apie Maharišio Patandželio legendą. Dar žodžiai sanskrito, tarkim, Mahariši, reiškia Maha didis, Riši, tai yra išminčius. Patandželis. O po to dar pasiūlysiu pamedituoti truputį ir tada mes prieisime prie tolimesnio studijų. Maharišio Patandželio legenda. Seniai, labai seniai, viešpats Višnu ilsėjosi ant viešpatės Adišešos, 1000 galvų turinčios gyvatės, ir stebėjo, kaip šoka viešpats Šiva. Šokant Šivai, Višnaus kūnas pradėjo virpėti ir drebėti, kas sukėlė Adišešai didelį nepatogumą. Kai šokis baigėsi, viešpats Višnu nurimo. Adišeša nustebęs paklausė, kas sukėlė tokią kūno reakciją. Višnu atsakė, kad išgyvena ekstazę, stebėdamas dieviškai Šivos šokį. Būdamas atsidavęs, Adišeša meldė Višnaus palaiminimo, kad pats kada nors galėtų suteikti jam tokią ekstazę. Sužavėtas jo atsidavimu, Višnu atsakė, kad Adišeša skleis išsilaisvinimo mokšos žinias pasauliui. Tuo metu gyveno didžioji jogė Goinka, kuri neturėjo mokinių. Būdama sena, jį meldėsi Saulės dievui, kad šis jai suteiktų sūnų. Verta paveldėti jos išmintį. Vieną dieną stovėdama upėje ir meldžiantis su vandeniu delnuose, kurį ruošėsi paaukoti Saulei, ji pastebėjo delnuose mažą gyvatėlę. Gyvatėlė virto mažyčiu berniuku, kuris meldė būti priimtas kaip jo sūnus. Taip gimė Patandželis, tas, kuris nukrito į maldai sudėtus delnus. Tai pats žodis, vardas Patandželis, tai ir yra būtent maldai sudėti delnai, kaip du delnai sudėti maldai. Tai vas gimė delnuose. Tokiu būdu šitą legendą verta galbūt žinoti. Dar šiek tiek paskaitysiu keletą minutėlių. Šiandien joga dažniausiai siejama su kūno priežiūra. Pasaulį šlovina asanas, kūno padėtis. Tačiau tai tik nedidelė visos jogos dalis. Neatmetu asanų praktikos naudos, bet nesutinku, kad jogos esmė tik kūno lankstumas. Atlikti špagatą, stovėti ant rankų ar paliesti galvą kelius, tai pagirtina, bet tai dar nėra jogos filosofijos išraiška. Jeigu tai būtų, tuomet gimnastika prilygtų jogai. Paprastas žmogus gyvenantis Indijos kaimelėje, kuris sąžiningai rūpinasi šeima, atlieka savo pareigas be prisirišimo ir svajonių, yra artimesnis jogos sampratai nei tas, kuris susuka kūną į mazgą, įkelia nuotrauką į internetą ar laukia patiktuko. Joga tai ramybė, džiaugsmas, neprisirišimas prie įvykių, bet to pačiu visiškas dalyvavimas juose.
Tokią sąmonės būseną pasiekti labai sudėtinga, todėl per tūkstantmečius šventieji ir jogai perdavė žinias padedančias apvalyti kūno ir proto sistemą. Hatha jogos tradicija labai sena, bet viešai prieinama tapo tik per pastaruosius porą šimtmečių. Tai va, toliau skaitau, žmogaus protas paslaptis. Žmogaus protas tai mislė. Ieškome savo kelio, savo vietos, norime laimės, pilnatvės, bet jei protas tam nepritarė, vidinė būsena lieka tuščia. Kasdien sprendžiame problemas, santykiai, vidinė ramybė, kūno sveikata. Tačiau giliausias ieškojimas, kaip pasiekti stabilę sąmonės būseną, dvasinį išsipildymą, štai kam skirtas Patandželio mokymas. Nors joga egzistavo dar prieš Patandželį, jis pirmasis ją susistemino. Ir keista, savo tekstuose Patandželis neaprašo nė vienos asanos. Tačiau asana įtrauta jo 8 dalių jogos sistemą. Tai reiškia, kad joga ne vien kūno lankstumas. Net jei nesate ypatingai lankstus, joga jums atvira, nes tai išsami gyvenimo filosofija, skatinanti išmintingą ir džiaugsmingą buvimą. Tačiau Patandželio kelias nėra lengvas, reikalingas guru, kuris padėtų suprasti gilę perduotą išmintį. Na ir dar kartą jogos sutrų struktūra. Toliau, gerai, tai tiek. Mes praeitą kartą kalbėjom apie jamas ir nijamas, apie asanas, apie pranajamas, pratyahārą. Iš tikrųjų apie 8 dalis jogos sistemos, čia įvadas. Dar kartą priminsim, tai yra jamas, tai yra etikos principai santykiuose su kitais. Nijamas, tai yra asmeninės etikos taisyklės. Jama, jeigu prisiminti, yra 5 jamos vadinamas, tai yra ahimsa, neprievarta, satya, sąžiningumas, ištikimybė tiesai, brahmacharya, tai yra energijos nešvaistymas be reikalo, pradedant nuo seksualinės, paskui astėja yra patigraha, reiškia nevokti, nesisavinti svetimo ir nekaupti. Ir 5 nijamos asmeninės etikos taisyklės, ant kurių realiai stovi visos praktikos, tai yra pirma yra švara, taip, antra yra santoša, tai yra pozityvus mąstymas, trečia yra tapas, tai yra apsivalymas, išskaistinimas, askezė verčiama taip, bet tapas pati esmė yra išvalymas, sakykime, išskaistinimas. Svadhyaya, tai yra savęs pažinimas, įvairūs būdai savęs pažinimo yra, tai yra ir šventraščių skaitimas, tai yra dalyvavimas paskaitose, galbūt savęs pažinimas, tiesioginė patirtis irgi. Ir išvara pranidana, tai atsidavimas aukštesniai idėjai, o taip galima išversti. Išvara verčiamas kaip Dievas dar. Atsidavimas Dievai. Ir po to vardinamos asanos, tai yra kūno disciplina, po to pranajama kvėpavimo disciplina. Pratyahāra jau yra su protu mes dirbti pradedam, todėl pratyahāra kartais kai kurie mokymai priskiria prie vidinės praktikos, kiti reiškia prie išorinės. Tai va, pratyahāra tai yra pojūčio atitraukimas nuo objektų. Tai yra gebėjimas atsitapatinti, stebėti. Tai reiškia, mokinasi stebėti, iš pradžių išoriškai, paskui vidinius procesus stebėti ir samjama vadinama, paskutinės 3 pakopos vadinama samjama, tai yra dharana koncentracija arba sutelktis,
sutelkties praktika, dhyana, meditacija, reiškia atsipalaidavimas, sutelktis atsipalaidavime. Ir samadhi, tai yra aukščiausia sąmonės būsena, tai aukščiausia sutelktis. Pirmieji 5 vadinami bahiranga joga, tai yra iš bahir ranga, tai yra išorinės praktikos, o pratyahara paprastai laikoma pereinama pakopa. Va, tai ir antaranga joga, vidinės praktikos, tai yra prasideda nuo sutelkties. Tai va, dabar aš siūlau šiek tiek papraktikuoti, 5 minutės atsisėskite meditacinę poziciją, ištiesintas stuburas, kiek įmanoma. Ir pasidėkite patogiai rankas. Užmerkite akis. Ir 3 kartus švelniai pasakom mantrą Om. Įkvėpimas. Ir dabar sutelkime dėmesį į kvėpavimą, nosies šnerves, liežuvio galas prie dantenų, vidinė pusė, veidas atpalaiduotas, pečiai atpalaiduoti, rankos atpalaiduotas, stuburas ištiesintas. Ir dabar mintise su įkvėpimu sakome so, su iškvėpimu ham. So, ham, adžapa, džapa. Pakartojam 5 minutės. Jeigu mintis nuklysta kažkur, sugrįžtat atgal ir vėl kartojate adžapa, džapa, so, ham. Šitą mantrą ištirpdo blokus, įtampas, atpalaiduoja psichiką, išvalo mentalą, astralą. Tik reikia ją švelniai telkti dėmesį. Šitas mantros vertimas aš esu, tas kas esu. Aš esu atma, aš esu dvasia, siela. Teisingai atliekame meditaciją, šiaip malonus jausmas yra. Bet tuo pat metu reikia neprisirišti, paleisti tą malonų jausmą, būti sąmoningam. Tai, ką mes atliekame soham,
stuburas ištiesintas, kūnas atpalaiduotas. Esame čia ir dabar šioje akimirkoje. Aš esu tas, kas esu. Aš esu siela, aš esu atmanas. Dvasia. Gerai, po truputį atsimerkiam. Kągi, toliau tęsiam savęs pažinimą. Paskaitas. Stengsimės, kad kiekvieną penktadienį būtų. Ir tai vat, šiek tiek aš noriu pradėti paskaitą nuo būtent Pratyadharos. Šiandien skaidriai matot, yra būtent tos 8 pakopos: jama, niyama, asana, pranayama, Pratyadhara, dharana, dhyana, sama. Pratyadhara tai yra jausmų atitraukimas nuo jausmų objektų. Yra, sakykime, nuo jos prasideda reali dvasinė praktika. Nuo jos prasideda gebėjimas būtent stebėti, atsistapatinti nuo fizinio kūno, nuo energetinių procesų, atsistapatinti nuo emocinių reakcijų, gebėjimas stebėti objektyviai, pažinti save, pažinti tai, kas vyksta mūsų vidiniam pasauliu, aišku, ir atpažinti tai, kas vyksta išorinio pasaulio. Ir tai yra natūraliai tęsiasi, persikelia. Ir taip pat būtent be Pratyadharos suvokimo, būtent šito etapo, praktiškai apie kažkokias gilesnės transformacijas, jos yra, jeigu ir įvyksta, jos įvyksta su grįžtamojo efektu paprastai. Vat kodėl žmonės daug praktikuoja, galbūt daug ir visko daro, o tačiau pas juos gyvenime kažkas labai nesikeičia. Būtent todėl, kad ta praktika lieka išorinė. Sakykime, pirmo laiptelio Pratyadharos taip niekas ir neįvaldo. Žmonės gali gaudyti būsenas ir panašiai, kažkokias patirtis, ir sustapatina su visokiom energijom. Mūsų, sakykime, šiuolaikinė ezoterika Lietuvoje, aš apie Lietuvą kalbu, tai yra labai pigi iš tikrųjų, nes tai yra žaidimai, jau kitaip ir nepavadinsim. Kodėl žaidimai? Todėl, kad žmonės sustapatina su subtiliais, tarkim, kažkokiais procesais, patys save įvardina iniciacijas, patys suteikia, ta prasme, iniciacijas suteikia savo titulus kažkokius tai, kad jie su angelais bendrauja, išskirtiniai tokie, ir mes matom vietoj nuoširdaus savęs pažinimo keliu einančių žmonių bujojantį narcisizmą, sakykime taip. Narcisizmas labai yra išbujojęs lietuviškai, ir ne tik lietuviškai, iš tikrųjų, praktiškai savęs pažinimo keliu einančių žmonių tarpe, dėja. Taip yra. Taigi, Pratyadhara tai yra pirmas laiptelis į vidinį pasaulį realiai. Pratyadhara reiškia įtraukimą. Čia skaitau dabar Swami Satyananda Sarasvačio būtent šitos knygutės toliau vertimą. Įvadą mes einam dabar. Žodis Pratyadhara reiškia įtraukimas ir numato įprastas dėmesio krypties
atgrėžimą, siekiantį nukreipti vidų. Plačiai žinomas šios būsenos pavadinimas – sensorinė deprivacija. Redaktoriaus pastaba. Neįmanoma tyrinėti vidinių psichikos sričių, kai žmogus yra įsitraukęs į kažką išorinėme pasaulyje, susirūpinęs ar kaip nors reaguoja į išorinius poveikius. Todėl įprastą suvokimo kryptį būtina blokuoti. Bet kurios meditacinės technikos, tokios kaip antarmauna, adžapa, kurią mes atlikom dabar, trataka ir kitos, prasideda nuo pratetharos įgyvendinimo. Pratetharas savo kraštutinėse formose taip pat reiškia proto ir apskritai visos psichikos veiklos slopinimą. Sąmoningas toks pasirinkimas daromas, nes pratethara tai nėra labai gili, kaip pasakyti, praktika, bet tai yra įžanginis toks lygmuo. O čia dažnai irgi tenka su draugais bendrauti, diskutuoti ir jis sako, kadagi ir emocijos yra nustumiamos emocijos ar ten kažkaip. Ar blogai yra nuslopinti emociją ir panašiai. Tai bet koks, sakykime, sąmoningas veiksmas, tarkim, aš laikausi dietos, tarkim, dėl sveikatos, pavyzdžiui. Ir natūraliai, tarkim, pas mane yra įpročiai, polinkiai tam tikrų, pamačiau Coca-Colos ir aš noriu, reiškia, atsigerti Coca-Colos, taip. Man kyla emocijų, man kyla, reiškia, ten išsiskiria, kaip sakant, organizmas įskiria kažkokius tentus, jis ruošiasi priimti jau iš anksto, kad aš to nedarau. Ir kodėl aš to nedarau? Jeigu aš to nedarau aiškiai suprasdamas, kodėl, kad jeigu išgersiu Coca-Colos, bus blogai, sirgs mano organizmas, savijauta bus bloga ir aš žinau, kaip tai veikia, tarkim, mano organizmą. Ir jeigu aš su tokiu supratimu suvaldysiu save, tai nebus žalinga. Bet jeigu aš be šito supratimo užgniaušiu, dėl to, kad kažkas pasakė, dėl to, kad aš save įtikinau, dėl to, kad per YouTube išgirdau paskaitą, reiškia, ten arba koks nors draugas pasakė, kaip tai žalinga gerti alkoholą, tai tada žmogus susilaikydamas jis kaupia įtampą. Ta emocinė įtampa kaupiasi. Kaip visą šitą procesą reguliuoti, tai čia irgi yra praktika. Tam yra praktika ir tam yra joga nidros, tarkim, technologija, technika, būtent irgi Svami Satyananda Sarasvačio duota, kurią mes trečiadieniais darom, yra įrašai, galite praktikuoti. Bet šiaip pati esmė kai žmogus suvokia, kai jis yra sąmoningas, kai jis išmintingas yra. Reiškia, jis gali atitraukti, jis gali valdyti savo gyvenimą po truputį, kad ne įpročiai, ne impulsai, reiškia, ne emocinės reakcijos įvestų kažkur panašiai, paskui pasiekmes neaišku kokias ir, reiškia, ir santykius, ir su sveikata, ir su savijauta, reiškia, ir panašiai. O kažkokie blokavimai, tarkim, kai yra blokuojama, kai yra, pavyzdžiui, hipnozė naudojama blokuoti, ten kodavimai įvairūs, afirmacijom žmonės savo labai daug padaro žalos iš tikrųjų. Reikia afirmacijas labai atsargiai praktikuoti, irgi čia galbūt atskira tema turėtų būti, kai blokuojama irgi, reiškia, nuspaudžiamos emocijos iš tikrųjų ir visi tie dalykai kaupiasi ir gaunasi, kad žmogus dar, kaip sakant, dar sudėtingesnė situacija save įstumėm. Gerai, toliau skaitom, čia galim daug kalbėti apie tai. Bet šiaip, jeigu jūs klausimų kažkokių turėsit ar kažką tikrai parašyti, galim padiskutuoti pabaigoje. Toliau dharana.
Dharana reiškia dėmesio sutelkimą. Skliaustelė, čia redaktorės pastaba. Iš tiesų terminas susitelkimas yra netikslus, o terminas dėmesio koncentracija apskritai niekaip netinka, keldamas asociacijas su koncentracijos stovykla, kur žmonės surenkami kartu ir laikomi jėga. Iš tikrųjų problema yra ta, kaip sustabdyti dėmesį ir tuo pačiu nesukelti įtampos sąmonėje. Tai čia mano komentaras bus dabar, kad tarkim Pratyahara, mes kai praktikuojam Pratyahara, jeigu mes ją teisingai praktikuojam, apie tai, ką aš ką tik kalbėjau, pas mus natūraliai vystosi dharana, tai yra sutelktis. Tai va, tai yra, neturi būti jokio įtampos, tai yra užspaudimo. Taigi, skaitau toliau. Tai yra iki meditacinis etapas, reiškiantis koncentraciją į vieną objektą, atmetant visus kitus. Jei Pratyaharos būsena pasiekta, vadinasi, visi išoriniai blaškantis veiksniai jau yra pašalinti. Tai va, Pratyaharos svarba kokia yra. Tai va, išoriniai pašalinti. Nors sąmonė vis dar kupina vidinio plepėjimo arba praeities prisiminimo, ateities planų vaizdinių. Žmogus prisimena ir apmąsto malonę patirtį, siekdamas ją išgyventi iš naujo, pasiduoda skausmingiams prisiminimams, taip pat planuoja ateitį ir dėl jos nerimauja. Tai vat, jeigu Pratyahara pas žmogų nėra išvystyta, prieš tai šitą pakopą, tai dharana realiai gali kenkti psichiškai. Tai va čia būna taip, kad žmonės, kurie užsiima meditaciją, jie blokuoja savo gyvybinę energiją. Blokuoja emocijas, blokuoja gyvybinę energiją. Čia daugiau galbūt vakariečiams aktualu. Ir žmogus, arba pavyzdžiui, žmogus viduje plepa. Apgalvoja prisiminimus, apgalvoja ateities vaizdinius, kažkokius planus, kurie sėdėdamas, tarkim, meditacijai. Malonę patirtį apmąsto, nemalonę patirtį prisimena, skausmingi prisiminimai. Ir panašiai, nerimas, panašiai, visą tai sėdi žmogus ir apgalvoja. Tai tada verta sugrįžti į žingsnį atgal, tai Pratyahara turiu praktikuoti, būtent atsitapatinimo, stebėtojo praktiką. Tai va, ir yra būtent praktikuojamas tas vienakryptis dėmesio sutelkimas, apie tai Patanjali tekstuose mes skaitysim. Tai yra 5 lygiai yra sutelkimo. Pirmi 2 yra tai būtent nesutelkimas, o būsenos proto, tai yra pasyvi ir aktyvi proto būsena. 3 būsena yra, kai žmogus tiesiog praktikuoja sutelkti, tarkim, pasirinkęs objektą, vidinį arba išorinį. Kaip pasirinkti objektą, irgi labai svarbu žinoti, aš tik vieną dalyką pasakysiu, kad tas objektas mums turi būti įdomus. Jis turi būti įdomus protui mūsų. Tai va čia tas irgi labai svarbu. Pavyzdžiui, vaišnavai kartuoja Hari Krishna mantrą ir jiems atbunka žmogus, kartodamas tas žodžius tos pačius. Kodėl atbunka? Todėl, kad jie nesugebėjo sudominti proto tos mantros, sakykime, poveikio, negauna rezultato, galbūt kažkokio patirties negauna. Kaip pavyzdys, ne tik Hari Krishna, čia bet kurie. Tiesiog būna, kad žmonės jie visiškai lieka daug metų, pavyzdžiui, praktikuoja kažką ir vipassana, pavyzdžiui, kokią vadinamą Goenkos praktikuoja, žmogus snūduriuoja ten, snūduriuoja ir viskas. Ir metus gali taip sėdėti ir nieko nevyksta, jokio vidinio nevyksta. Čia vakar buvo Facebook'e grupė įdėjau
su buvusia zen budiste, kuri krikšnybė perėjo ir realiai labai fanatiška. Visas dialogas specialiai įdėjau į grupę. Tiesiog kad pamastymai visą tą dialogą, galvoju, aš net įdėsiu galbūt į savo, aišku, be vardų, be pavardžių, įdėsiu ir galbūt į savo puslapį, kad būtų viešas priėjimas, nes neteisinga praktika, žmogus pats praktikuoja neadekvačiai, nepilnai, o paskui nusivilia ir tada sako, zen budizmas blogas, arba ten vėl tokius, kai pasiklausai, tiesiog ir nueina į krikščionybę, viską atmeta, jie ten tada jaučiasi išskirtiniai, gauna dėmesio ir galvoja, kad tai yra jų kelias. Okei, tegu ir būna toks jų kelias, nieko prieš aš. Bet kodėl atsiranda tie tokie efektai? Todėl, kad, kad žmogau nepraktikuoja nieko, tu sėdi ir tu mali, galvoje sukasi tos rūpesčiai visi ten, tai arba džiaugsmai, arba svajonės. Nieko daugiau. Tai tai yra apie kokią sutelktį čia mes galim kalbėti. Sutelktis tada gali būti kaip tik šalutiniai efektai. Emocijos nuspaustos, tada blokuojasi gyvybinė energija, panašiai čia. Meditacija, kaip jau esam kalbėję, kad žmogus ypač, kuris traumų daug turi ir panašiai, tai verta praeiti gerą psichoterapiją pas psichologą, gerą terapiją praeiti, pralaisvinti, sakykim, tos blokus, vaikystės, tos kažkokias ten įspaudus ir panašiai. Arba jaunys, kažkokias nuoskaudas ir panašiai, pykčiai, visa tai turi būti pralaisvinta, kad žmogus galėtų praktikuoti meditaciją. Jeigu to nepadarius, tiesiog gaunasi meditacija, neveda į tikslą, o kaip tik sukuria haliucinacijas ir po to mes gauname visokiausius channelingus ten ir panašiai. Realiai, mano nuomonė tokia yra, praktiškai 90, galbūt, sakykime, 9% channelingų tai yra traumuota psichika. 1% palieku. Čia mano tokia nuomonė ir subjektyvi, sakykime, nuomonė. Tai yra žmonės su, kaip sakant, su pažeista psichika, traumuotai žmonės galbūt iš vaikystės, bando eiti į tą psichikos pasaulį ir ten, kaip sakant, po to jie pradeda bendrauti su susiskaldyta asmenybė ir gaunasi titulus patys savo susiteikia ten ir pakilėtų mokytojų ten pasiuntiniai visokie ir aukštųjų dimensijų angelų atstovai žemėje čia atsiranda, gimsta kaip ir seminarus daro, ir kitus mokina, kaip tą reikia daryti. Tai čia tiesiog, kad, blaiviai, kad suprasti, kas vyksta, kas ta ezoterika, kas tas dvasingumas yra iš tikrųjų. Tai dharana, tai yra ir pratyahara, tai yra pirmas laiptelis, be jo niekur neįsim gilin. Dharana, tai yra iki meditacinės lygmuo. Ir čia reikia išmokti, valios nenaudoti. Tuo pat metu reiškia išlaikyti dėmesį. Tai yra įmanoma tik tai, kai žmogus įdomiai gyvena. Jam įdomu tai, ką jis daro. Tai yra iki meditacinis etapas, reiškiantis koncentraciją į vieną objektą, atmetant visus kitus. Jei pratyaharos būsena pasiekta, vadinasi, visi išoriniai blaškantis veiksniai jau yra pašalinti. Nors sąmonė vis dar kupina vidinio plepėjimo arba praeities prisiminimo, ateities planų vaizdinių. Žmogus prisimena ir apmąsto malonę patirtį, siekdamas ją išgyventi iš naujo, pasiduoda skausmingiams prisiminimams, taip pat planuoja ateitį, dėl jos nerimauja. Vienakrypčiam dėmesiui įvaldyti taikomi įvairūs metodai. Pasaulio religijos tam paprastai naudoja ritualus ir bažnytinės pamaldas. Hinduizmas pūdžia, tai yra religinės apeigos tokios.
mantrų giedojimą, kirtaną, sutartinis, Edgaras Lubys vadaro, tos kirtanos gali sudalyvauti. Hari Krišna mantrą dainuoja ne tik. Ir taip toliau. Patandželio joga vidiniai koncentracijai naudoja psichinį simbolį arba objektą. Šiuo objektu gali būti guru, dievybė, mantra, idėja, bet kas netgi nuo savos kojos nykštys, jeigu įsikvepia. Objektas turi spontaniškai pritraukti į save stebinčią dėmesį. Spontaniškai tai turi būti įdomu. Tai va, turi būti įdomu ir patrauklu. Praeitą kartą aš kalbėjau apie tai jau. Psichinis simbolis iškylantis prieš užmerktas akis proto ekrane turi užvaldyti ir sugerti visą stebėtojo esybę, kad sukeltų spontanišką trauką, kitaip dėmesys lieka išsibarstęs. Dharanai, kaip ir jogai apskritai, reikalinga reguliari ir atkakli praktika. Palaipsniui pradedami suvokti vis gilesni simbolių aspektai, ima ryškėti jo archetipinė prigimtis. Tuomet praktikuojantysis spontaniškai perina į dhyaną. Į dhyaną tai yra tai, ką mes vadiname kaip meditacija, nors dhyana tai yra, pat žodis meditacija tai yra apmąstymas, kai mąsto žmogus apie kažkokį tai objektą, tai meditacija labiau tiktų sutelkčiai, dharanai. O štai dhyanai, tai ką mes vadinam, kas yra ta meditacija. Pagal patį žodį, tai dhyanui tai nebėra apmąstymo jau. Nebėra apmąstymo. Tai va, dhyana tai tolimesnis dharanos išvystymas, jis prasideda, kai gebate išlaikyti tolygų nepajudinamą susitelkimą į vidinį simbolį tam tikrą laiką. Sąmonė tarsi priima duotojo simbolio formą. Tokiu atveju sąmonės tėkmė, nepertraukiamumas, besitęsiantis laike, dažnai lyginama su tolygia aliejaus srovele. Galiausiai tai veda prie dualumo pašalinimo, kai stebėtojas, stebimas objektas ir stebėjimo procesas susilieja į vieną visumą, o viso adepto esybė susivienė samadhyje. Patandželis išvardė skirtingus samadhio lygius, tačiau tikslus apibrėžimas pateikiamas Katha Upanišadoje. Kai 5 pažinimo šaltiniai nurimsta kartu su protu manas, o intelektas budi nejuda, tai vadinama aukščiausiųjų keliu. Šioje būsena visiškai nėra nei išorinių, nei vidinių mentalinių judesių, lieka tik įsisąmoninimas. Bhagavad Gitoje sakoma, kai protas sugluminta šventraščių žodžių, nejudamai pasilieka samadhyje, tuomet tu pasieksi savirealizaciją. O štai Čiudamani Upanišados apibrėžimas toks. 12 ilgų ciklų pranajamos veda į pratyadharą, 12 periodų pratyadharos veda į dharaną, 12 tokių dharanų veda į dhyaną ir 12 dhyanų į samadį. Joga sutras yra, tai va, čia mes baigiam dabar apie tą samadį, dhyaną ir samadį, apie tai plačiau kalbėsim ateity. Toliau skaitau. 8 pakopų jogos praktika pažengusiems. Jogos sutras yra plačiai žinomas, tačiau 8 etapų praktika iš tiesų yra pažengęs metodas, skirtas ne vidutiniam žmogui, o išskirtinai tiems, kurie jau susitvarkė su didžiąja dalim savo psichologinių problemų ir konfliktų. Sutrų tekstas prasideda žodžiais, taigi dabar nuoseklus jogos išdėstymas. Žodžiai taigi dabar reiškia, kad galimybė įvaldyti 8 pakopų technologiją atsiranda tik po kruopštaus pasiruošimo. O pačios joga sutros yra ankstesnių, paprastesnių ir pragmatiškesnių pamokymų bei tekstų tęsinys. Hatha joga pradipikoje sakoma, citata. Nusilenkimas didžiam pirmapradžiui guru Šri Adinatui, atnešusiam Hatha jogos žinias, kurios nušviečia kelią tiems, kas trokšta pakilti į aukščiausią lygį Radža jogą. Žmonės nepajėgus praktikuoti Radža jogos dėl mentalinės sumaišties ir klaidingų idėjų.
Atjaučiantis Svatmarama aprašo hatha jogą, kurios praktika tarsi fakelas išsklaido neišmanimą. Kita citata. Hatha joga asanų, pranajamas ir kitų technikų pavydalų turi būti įvaldyta prieš tampant pasirengusiam radža jogai. Be išankstinio pasiruošimo progreso Patandželio radža jogoje pasiekti neįmanoma. Kodėl ši joga laikoma pažengusi? Viena iš priežasčių yra ta, kad ji siūlo stabdyti nepertraukiamą proto veiklą, tačiau daugeliu žmonių su neramia sąmonė tai atneš daugiau žalos negu naudos. Apie tai pradžiai kalbėjom šiek tiek. Žala yra, sakykime, ir dvasinė žala, kai žmonės fantazijas palaiko realybę ir pradeda tomis fantazijomis besiremdami gyventi ir dar kitus mokyti. Tai iš vienos pusės čia tokia žala, bet iš kitos pusės tai etapas yra. Jis visada buvo, ne tik, kad tai nėra tik šio amžiaus reikalas, tas buvo visada, tai yra žmogaus tokia psichikos prigimtis. Tai sąmonės svyravimą suvaldyti manoma tik tada, kai yra nežymus. Galima lengvai išnaikinti švarą trikdančius tarakonus, bet kur kas sunkiau prisijaukinti laukinį dramblį. Nepasiruošusiam žmogui jokių būdų nerekomenduojama valios pastangomis kovoti su įkyriomis mintimis. Tai čia budizmo, tarkim, ypač dzeno, zazen ten ir panašiai, vipasanos, goenkos vipasana turiuomenį, kur valios pastangoms, skausmas ten ir panašiai žmonės sukandenantis sėdi. Tai, ta prasme, yra iššūkis tam tikras irgi gali būti šautinės sunkios pasiekmes, jo. Jeigu neįsisąmoninsim, kas vyksta. Paprastam žmogui taip pat yra gana sudėtinga įgyvendinti pagrindinius jamus ir nejamus principus. Iš tiesų tai realu tik tiems, kurie jau atidirbo didžiąją dalį savo samskarų ir karmas, tai yra samskaros, mentalinis šurmulis ir truškimai, tai yra tas triukšmas galvo, tai yra samskaros. Pavyzdžiui, bandydami įgyvendinti brahmachariją, tai yra celibatas, pavadinkim taip, savo įprastame gyvenime, daugelis tampa neurotikais. Todėl šie apribojimą savo gali taikyti tik tie, kurie jau atsikratė didžiosios dalies beprasmių troškimų ir taip apvalė psichiką. Apie brahmachariją galima daug kalbėti, tai yra šiaip realiai tvarkingas seksualinis gyvenimas, tai jau pasakykime. Jeigu pas žmogų netvarkingas seksualinis gyvenimas, tai praktikos, tokios psichotechnikos, tai gali duoti labai, išvesti žmogui į psichuškę, sakykime. O tas, kuris valingai užgniaužia tą seksualinę energiją, kažkaip pradeda valdyti, aš tą pats esu išgyvenę, tai stogai važiuoja. Tiesiog stogai važiuoja, geismai ir panašiai. Neurotikai pasidaro. Patandželio 8 pakopų joga skirta tiems, kurie iš prigimties yra pajėgus ją priimti, o ne naujokams. Visų pirma, būtina išvalyti sąmonę ir kūną pasitelkiant hatha, karma, bhakti jogą. Taip pat gerai žinomas meditacinės technikas, kurias remiasi paprastu įsisąmoninimu, o ne koncentracija. Taip pat galima naudoti eilę pagalbinių metodų, kuriuos siūlo Patandželis. Tai paruoš vėlesniai praktikai pagal jogos sutras, taip pat susitikimus su savo guru, kuris mokysis asmeniškai. Pagalbinės technikos. Kelias, kurį siūlo Patandželis, neapsiriboja 1-8 pakopomis. Tai integruota sistema apimanti ir kitus jogos metodus. Patandželis siūlo platų metodo spektrą, leidžiantį harmonizuoti individo gyvenimą ir sąmonę. Tačiau techniko aprašymas ir paaiškinimas yra pernelyg glaustas ir neaiškus.
Labai lengva nepastebėti tikrosios Patanželio rekomendacijų esmės be patyrusių gurų vadovavimo. Pasitelkdamas gilias žinias ir asmenę jogos patirtį, Swamidži, tai yra Swami Satyana Sarasvatis, kurio knygą skaitom dabar, atskleidžia daugelio nesuprantamų eilučių prasme. Pavyzdžiui, pirmas skyrius 32-39 sutros suteikia pagrindą daugumai meditacinių technikų, įskaitant jogą nidrą, antarmauną, kečarį, mudrą, trataką ir kitas, o pirmas skyrius 27-29 sutros aiškiai mini mantrą ir džapą jogą. Komentaras paaiškina ir pabrėžia tokių paslėptų reiškinių prasme. Skaitysim apie tai ateityje. Žmogaus psichikoje galima sulyginti sąlyginai išskirti 4 komponentus. O dabar, kokia joga mums labiau tinka, tai 4 komponentai. Tai yra žmogus emocinis, yra veiklos, intuityvusis ir valios. Patanželis tai puikiai suprato kaip faktą, jog kiekvienam individui būdingas savitas charakteris ir polinkiai, priklausantis nuo to, kuris iš anksčiau išvardintų komponentų dominuoja. Jis manė, kad universalią jogos technologiją būtina pritaikyti prie unikalių asmenybės savybių, atsižvelgdamas į tai jis siūlo. Bhakti joga. Tiems, kurie linkia į emocionalumą ir religingumą. Sutros 1 skyrius 23 sutra, 2 skyrius 1 sutra, 2 skyrius 23 sutra, 2 skyrius 45 sutra ir taip toliau. Aš toliau tų sutrų nebevardinsiu. Džnana joga tiems, kurie iš prigimties yra intuityvūs. Džnana joga intuityviems žmonėms skirtam. Linkusiems abstrakčiai mąstyti, sakykime taip. Jis rekomenduoja apmastyti ir kelti klausimus apie tikrąją Om prasme arba Atmanom prasme. Ir aiškina esminę Sankhijos filosofijos dalį kaip priemonė tikrajam pažinimui. Ir čia yra duodamas sutras, kur galim skaityti. Jis taip pat aiškiai nurodo, kad bet koks intelektualus pažinimas yra ribotas. Radža arba Patanželio joga tiems, kurie turi stiprią valią, valia šiuo atveju ne proto valia, bet žmogaus meistriškumas, sakykime, dirbant su savim. O taip aš net įvardinčiau. Valia ne taip, kaip mes suprantam. Dabar valią sukaupiam, ir ne, čia ne apie tai yra. Tai neteisingai. Tai yra valia kylanti iš žmogaus prigimties. Tai yra jau praskaistinta žmogaus esmė. Taip reiškiasi. Tai būtent Patanželio jogos sutra skirta tokiem žmonėm. Ir karma joga tiems, kurie iš prigimties yra energingesni, nors ši jogos rūšis daugelį tekstų konkrečiai neįvardyjama, tačiau yra nuspėjama. Pavyzdžiui, jama ir nijama numato karma jogos praktiką kasdieninėje veikloje. Karma joga tai yra darbas, kai tu dirbi neprisirišdamas prie jos rezultato, bet tuo pat metu prisiimi atsakomybę, tokias priešybių vienybė, bet gyvenime, darbuose, rūpesčiuose žmogus praktikuoja. Patanželis manė, kad sėkmė visose aukščiau išvardintose jogos rūšyse automatiškai veda į radža jogos pažinimą. Jis teigia, kad radža jogos kelyje subjektas turi sutelkti visas savo jėgas ir gebėjimus, bet kokiomis priemonėmis. Pašalinti egoizmą ir smulkmeniškumą, atsikratyti neigiamų ir ribojančių proto polinkių. Swamidži sakė, čia yra Svamis Satyanadas turbūt. Vričių sąmonės virsmo sustabdymas gali būti pasiektas per vairagiją, neprisirišimą ir abhyasą jogos praktiką. Šis teiginys be išimties taikomas visoms jogos modifikacijoms ir metodams. Būtent vričių sustabdymas užtikrina sėkmę. Dabar tęsiu toliau skaityti. Šiandien skaitysiu, pakol visą įvadą pabaigsiu, taip kad gali užsitęsti paskaita. Vija joga. Iš tikrųjų, vijoga verčiasi. Veda į jogą. Yra žinoma, kad joga
reiškia vienybę, tačiau Patandželio sutros ją apibūdina kaip atsiskyrimo procesą. Šį prieštaravimą galima paaiškinti Sankhijos filosofijos terminais, kuri yra jogo sutrų pagrindas. Sankhija apibrėžia visatą ir asmenybę kaip dvi skirtingas kategorijas – purušą, sąmonę ir prakritę, gamtą, energiją, egzistenciją. Reikėtų prisiminti, kad tai tėra filosofinės sąvokos, neskirtos tiksliai aprašyti tikrovę. Visata kaip ir individas arba atvirkščiai, kas yra lygiavertiška, redaktorius pastaba, yra purušos ir prakritės sąjunga. Purušas savyje talpina draštą regintįjį, o prakritė drišė regimąjį. Puruša reiškia subjektyvę būtį, o prakritė objektyviai egzistuojantį materialų pasaulį. Jogos praktika reiškia vijogą, purušos ir prakritės stebėtojo ir stebimojo atskirimą. Tai yra įsisąmoninančiojo prado ir kūno bei proto apvalkalo atsitapatinimą, atskirimą. Tokį atskirimą, kaip ir skirtumas tarp įsisąmoninimo ir kūno bei proto komponento, galima suvokti tik per patirtį. Skaitimas ar aptarimas negali žmogui paaiškinti šių skirtumų esmės. Viską lemia tik asmeninė patirtis. Ji transformuoja gyvenimą ir suteikia pagrindą savęs supratimui ir perkrovimui. Jūs pamatysite tokias savo asmenybės pusės, apie kurių egzistavimą anksčiau net neįtarėte. Jogos įvaldymo procesas turi vesti į vijogą, stebėtojo atskirimą nuo stebimojo, o tai galiausiai grąžina į jogą, į vienybę. Iš pradžių būtina atskirti purušą ir prakritę, tačiau tai pasiekus jie pradedami suvokti kaip viena visuma. Taigi vijoga, jogos praktika, aukščiausiame lygmenyje veda į jogą, skliaustelį, čia redaktoriaus pastaba, kas jogos pagalba save pažįsta atmaną, tam nebereikia nei džiaugtis, nei kentėti, kad Upanishadam, redaktoriaus pastaba. Galima sakyti, kad tyras įsisąmonimas puruša yra pririštas prie kitų psichikos lygmenų per klaidingą susitapatinimą su kūno ir proto apvalkalų prakrite. Jogos tikslas išlaisvinti purušą iš ją varžančių prakritės gniaužtų. Svamidži sako, tai metodas, kuriuo įsisąmonimas išlaisvinamas iš susipinimo su protu ir išreikštuoju pasauliu. Jo rezultatas – joga, vienybė. Redaktoriaus pastaba. Esminis ir lemiamas Upanishadų ir Gytos jogos skirtumas nuo Patandželio jogos yra tas, kad pirmosios kelia savo tikslą susivienyti su aukščiausiojo, pasiekti vienybę, ekatvam, su atmanu, ankstyvosios Upanishadas arba puruša, Gyta, vėlyvosios Upanishadas. O Patandželio joga kelia savo tikslą atskirti kaivalijam. Kiekvieno purušos atskira vienatvė, puruša turi atsiskirti nuo prakritės, bet kadangi purušų yra daug, natūralu manyti, kad ir prakričių yra daug. Ir kiekvienas puruša pasitraukia į savo vienatvę, į gelmę, į mano bedvasę būseną. Citata čia buvo. Mahabharata 7 tomas. Knyga apie Bhishmą. Toliau skaitau. Patirtis leidžianti atskirti tyrą suvokimą nuo kūno ir proto nešėjo veda į daiktų vienybės pažinimą. Visi jogos keliai ir metodai naudoja šį proto ir kūno apribojimų šalinimo procesą. Tad džnana, transcendentinis žinojimas, suspindėtų visą savo pilnatvę. Proto tobulumas veda į spontanišką tyro įsisąmoninimo pasireiškimą. Dabar toliau skaitysim apie jogą ir šiuolaikinę psichologiją. Tai va čia įdomus toks skrelis.
Šiuolaikinė psichologija linkusi laikyti proto mąstymo ir įsisąmoninimo šaltiniu. Patandželis aiškiai išdėsto jogišką požiūrį, teigdamas, kad protas negali būti įsisąmoninimo šaltinis, nes pats gali būti suvokiamas kaip objektas. Žiūrėkite sutra, 4 skyrius, 19 sutra. Ir protas nepajėgia suvokti pats savęs. Šiuolaikinis mokslas proto ir įsisąmoninimą laiko materijos funkcija arba produktu. Joga savo ruožtu teigia, kad materija yra grubi apraiška, kurią kontroliuoja protas, o ne atvirkščiai. Materialus pasaulis, kuris mus supa, iš tiesų yra subtilesnio mentalinio egzistencijos aspekto išraiška. Išskyrus šios du esminius skirtumus, jogos ir šiuolaikinio mokslo požiūris į psichiką daugeliu aspektų sutampa. Pagal Jungo teoriją psichikoje galima išskirti 3 aspektus, tai yra sąmoninga, pasąmoninga ir nesąmoninga kolektyvinė pasąmonė. Jie siejasi su atitinkama jogos koncepcija. Štai kaip sąmonė, stula, grubusis aspektas, džagrat, budrumo būsena, paviršutiniškos mintis ir išorinio pasaulio suvokimas. Pasąmonė, sukšma, subtilusis aspektas, svapna, sapnas su sapnavimu, asmeninė atmintis ir samskaros proto polinkiai. Nesąmoningas lygmuo, tai yra kolektyvinė pasąmonė, karana, priežastinis aspektas, sušupti, gilus miegas, kolektyvinė visatos atmintis ir samskaros. Nuo čia sujungia psichologija su jogos mokymu, tai labai įdomu yra. Verta tai žinoti. Šie aspektai atspindi instinktyvųjį, intelektualųjį, intuityvųjį ir psichinį žmogaus modusą. Patandželio jogos esmė – ištirti visas šias psichikos sferas, su jomis susipažinti. Būtina judėti nuo sąmonės prie pasąmonės ir taip toliau į nesąmoningą lygmenį. Psichikos gelmės. Nedaugelis supranta ir įvertina neįtikėtiną psichikos galią. Nė viena šiuolaikinė psichologijos sistema nesugebėjo apibrėžti jos turinio. Tačiau Vyasa, tai yra išminčius, Vedų, jis užrašė Vedas, vienas iškiliausių jogos sutrų komentatorių, gyvenęs maždaug prieš 2000 metų, sąlyginai padalino pasąmonę ir nesąmoningą lygmenį į 7 aspektus. Tai va, čia yra jogos, kaip jau sakiau, jogos psichologija. Pirmas – užslopintos samskaros, įspūdžiai, kurias slopina asmenybė. Antras – samskaros verčiančios subjektą elgtis tam tikrų būdų. Šie prisiminimai gali būti susijęs su prenataliniu laikotarpiu ir lemti elgesį, polinkį į tam tikras nijamas, asmeninius gebėjimus. Trečia, paslėpta nepasireiškusi informacija iš praeities prisiminimai, saugomi kolektyvinė pasąmonė už asmeninės sąmonės ribų. Ketvirtas, instinktai kontroliuojantis vegetacinės fizinio ir praninio kūno funkcijas. Čia priskiriamas virškinimo gebėjimas, kuris iš pradžių yra užprogramuotas individualioje sąmonėje. Šis gebėjimas yra prigimtinis automatizmas ir neturi nieko bendro su sąmonė. Penktas, prana. Bioplazminė energija. Pati sąmonė, nesvarbu kokia grubi ar subtilė, susideda iš pranos. Prana taip pat yra priemonė sąmonėje atlikti veiksmus pagal mintis. Šeštas, sąmonėje natūraliai būdingi virpesiai. Jos gebėjimas keistis pagal visatos ritmus. Septintas, antgamtinis jėgos. Paranormalūs gebėjimai kyla iš kolektyvinės pasąmonės arba visuotinės sąmonės sferos. Tai visapimantis sąrašas, suteikiantis supratimą apie sąmonės prigimtį ir mastą. Šie įvairūs aspektai nuosekliai atsiskleidžia jogo kelyje. Visatos paslaptis, taip pat visa pasaulyje egzistuojanti informacija apie praeitį, dabartį ir ateitį yra saugoma sąmonėje. Joje sluoksniuojasi viskas, kas yra išreikšta nuo subtiliausio į grubiausio. Patandželio jogos tikslas nuosekliai šalinti asmeninius psichikos apribojimus
tyrinėti ir atskleisti jos galimybės, palaipsniui paverčiant ją tobulų instrumentų ir visuotinio proto, kurio dalis yra ir laidininkų. Patandželio jogos ir kitų jogiškų modifikacijų paskirtis žengti dar toliau ir atlikti šuolį už sąmonės ribų į virš sąmonę. Tai va čia toks labai fainai, trumpas, toks kaip veda gilin. Dabar einam toliau, skaitysim apie antgamtiniai arba paranormalūs gebėjimai, siddhos. Sanskrito kalba siddhi reiškia telepatiją, aiškiaregystę, aiškiagirdystę, ateities numatymo dovaną ir visą eilę kitų mažiau žinomų fenomenų. Siddhi kyla iš kolektyvinės pasąmonės lauko, kuriame kiekvienas žmogus ir jo individuali sąmonė yra glaudžiai susijusi tarpusavė su kitais. Šie gebėjimai koreliuoja su praeities ateities suvokimu arba apskritai gali peržengti erdvės ir laiko ryšių ribas. Tačiau, kad ir kokie stebuklingi jie atrodytų, tai yra procesai sąmonės viduje. Mūsų laikais paranormalių gebėjimų egzistavimas yra patvirtintas pasitelkiant šiuolaikinę įrangą, tačiau šiems eksperimentams nėra ypatingo poreikio, nes šių gebėjimų buvimą galite patirti asmeniškai eidami jogos keliu. Jogos sutrose aprašoma daugybė gerai žinomų, o taip pat ir slaptų siddhi. Tačiau tekste yra aiškus perspėjimas, kad patartina nesiekti šių gebėjimų ir jais nesižavėti. Siddhi gali būti pavojingi savo ir kitiems. Jie yra naudojami asmeniniai naudai gauti. Jogos tikslas yra ne siddhi ugdymas, o savo tikrosios prigimties pažinimas. Siddhi tai viso labo gėlės jogo kelyje. Ir jos neišvengiamai atsiras valantis ir telkiant sąmoniai, tačiau jūs turite tvirtai jų atsisakyti. Jogos kelyje pagundos ilgainiui tampa vis subtilesnės. Supras, kad siddhos šitos vadinamos krikščionybėje šventieji aprašo tas, reiškia, pagundos, gundimai tie vadinami, reiškia. Tai va, tai čia joga irgi ta, kad reikia. Krikščionybė tai yra velnias gundo, ne čia. O čia jogoje tai yra gėlės. Gėlės tegul auga toliau, mes vienelė čia einam toliau. Jogos kelyje pagundos ilgainiui tampa subtilesnės, sunku atsispirti žavėjimusi paranormaliais gebėjimais, bet kai tai nutinka, jūs patirite pralaimėjimą ir brangiai sumokate už neatsargumą. Visi didieji šventieji ir jogai mini atsispyrimą pagundai. Apie tai kalbėjo ir Buda, ir Kristus. Laimei siddhi retai pasireiškia egoistiškiams žmonėms, praktikuojantiems jogą. Tai narcisistinės, sakykim, sąmonės arba psichopatai jie to neturi. Nors jie gali tą vaidinti, kad turi dažnai. Ir tai naudoja, kad save parodyti, kad jie kažkokie turi gali. Nors, kaip sakant, irgi galbūt išimčių yra. O jei taip ir nutinka, tai sukelia visišką chaosą sąmonėje ir psichikoje. Todėl neužsimkite jogą siekdami įgyti siddhi, geriau tenkinti savo ambicijas saugesniais ir įprastesniais būdais aplinkinėme pasaulyje. Tai va. Toliau. Kokie siddhi gali jogai pasiekti narcisistai arba su psichika pažeista. Pažeista psichika turime traumuoti žmonės, kurie praktikuoja jogą, tai jie gali tą subtilų planą pradėti jausti. Suplonėja tarpas tarp astralinio pasaulio ir žmogaus psichikos. Tai va, todėl, kad ir to pačią hatha jogą arba pranayama, rebirthingą ir panašiai, jie, apie šitas savybės turbūt nelabai jums rebirthingų mokytojai pasakys. Jeigu jūs praktikuosite, tiesiog jūs suploninat tą aurą apsauginį lauką, nuimat. Apie tai galbūt reikėtų irgi paskaitą padaryti.
kažkada. Yra tikrai įdomios, čia aš ne iš savęs, aišku, yra įdomios literatūros. Apie tai tie dalykai žinomi ir nieko čia aš naujo nepasakau. Toliau vaidam. Tobulas psichologijos ir psichiatrijos derinys. Dauguma šiuolaikinių psichiatrijos mokyklų ir krypčių kelia savo tikslą grąžinti individą į vadinamą normalią būseną. Patanjali joga taip pat siekia šito tikslo, tačiau žengia gerokai toliau. Jis siekia suteikti žmogų gebėjimą tyrinėti savo paties psichikos gelmes, pasiekti savirealizaciją ir visišką laisvę. Patanjali joga teisėtai galima laikyti neperlenkiamų psichiatrijos ir psichologijos deriniu, kurio turėtų vadovautis visos vėlesnės kartos. Nors jį buvo išdėstyta prieš 20 amžių, mažiau nei 200 frazių. Studijuodami jogos sutras ir jų komentarus suprasite metodą, kuris juose naudojamas – darbui su sąmonės problemomis. Tai keletas pavyzdžių. Pirmos skyriaus 32-39 sutra. Patanjalis trumpai apibrėžė pagrindinės technikas, kurias naudoja ir šiuolaikinė psichoterapija. Sutra 1.32 siūlo ugdyti susidomėjimą vienu dalyku, nesvarbu ar tai būtų hobis, ar darbas, o tai atitinka darbo terapija. Sutra 1.33 pataria ugdyti pozityvų požiūrį aplinkinius, o tai apima tam tikras savitaigos rūšis, kurias psichoterapeutas gali rekomenduoti pacientui. Sutra 1.34 rekomenduoja kvėpavimo kontrolę, ryšys tarp sąmonės, nerimo ir netolygaus kvėpavimo yra senai žinomas, todėl norint pasiekti ramybę galima naudoti gilų kvėpavimą. Sutros 1.35-36 pataria susitelkti juslių suvokimą. Čia gali būti taikoma muzikos terapija, masažas, kiti metodai, galintys greitai nuraminti emociškai. Sutra 1.37 taip pat siūlo jogos adeptui apmąstyti žmogų, jau pasiekusi aukštesnės sąmonės būsenas, tai yra realizuota joga arba guru. Tačiau toks apmąstymas gali būti nukreiptas ir į psichoterapeutą. Iš tiesų, dauguma šiuolaikinių terapijos metodų remiasi visiškų pacientų pasitikėjimų terapeutų, be kurio sėkmingas gydymas neįmanomas. Sutra 1.38 siūlo gydymą miegu, kuris yra kai kurių šiuolaikinių psichokorekcijos metodikų pagrindas. Sutra 1.39 galiausiai rekomenduoja medituoti, jos veiksmingumą šiuolaikinė psichoterapija įvertino palyginti nesenai. Taigi, visą tai leidžia iškrauti psichiką, iškelti į sąmonę arba dar kokiu nors būdu atidirbti ankstesnius trauminius įspūdžius. Be to, 1.31 sutroje išvardymi psichikos sutrikimo simptomai – skausmingumas, depresija, nervingumas, sunkus ir neritmiškas kvėpavimas. Taigi, skaitom toliau. Kančia – bendra žmonijos problema. Keliomis trumpomis, bet talpiomis frazėmis Patanjalis apibūdina kančios priežastis ir pamini išsigelbėjimo nuo jo būdus. Jis paaiškina tai, ką nesėkmingai bandė paaiškinti tūkstančiai knygų, filosofinių, psichologinių sistemų bei mokyklų tiek senovės, tiek šiuolaikinių. Jis apibendrina padėtį nepasiklysdamas smulkmenose ir žodinėse apibrėžimuose. Kadangi sutros yra išraiškingos, suprantamos ir logiškos, mes trumpai jas aptarsime čia, nors išsamiau jos aiškinamos komentaruose. Mes šiek tiek pakoregavome vertimą, kad prasmė taptų aiškesnė. Patanjalis sako, pagrindinis ydos sukeliančios kančią tai neišmanimas, egoizmas, prisirišimas, atstumimas ir mirties baimė. Ši sutra trumpai apibūdina pagrindinės kančios priežastis. Tolesnės sutros apibrėžia šių pagrindinių trūkumų pasekmes. Redaktoriaus pastaba. Mano požiūriu, čia labiau tinka žodis deformacija, todėl toliau priklausomai nuo konteksto vartosime ir jį. Dėl tam tikrų priežasčių, kurių dalies individas nesupranta, nes jos atsirado dar kūdikystėje, o vėlesnis buvo išstumtos ir dingo iš ego atminties. Pagrindinė genetinė psichosomatinė struktūra yra sugniuždoma,
dėl trauminių poveikių. Būtent šios deformacijos yra trūkumai, apie kuriuos kalbama. Jogos praktika sukuria sąlygas atkurti pirminę struktūrą, kai individas pagal visus parametrus grįžta prie savo pradinės būsenos originalo. Toliau sakoma, neišmanimas yra pamatinis trūkumas, iš kurio išsivysto visi kiti. Ydos gali būti paslėptos, nežymės, konfliktuojančios arba ryškiai išreikštos. Patandželis teigia, kad pagrindinė kančių priežastis yra savo prigimties nesupratimas. Kol žmogus nepažįsta savo esmės, jis yra pasmerktas viena ar kita forma patirti įtampą ir kančią. Deformacijas, egzistuojančios įvairiuose individo lygmenyse, Patandželis apibūdina taip. Pirma, paslėptas, prašupta. Giliai įsišaknyjusios pasąmonėje, apie kurias subjektas nežino, su jumis susidūrėme gilinant suvokimą ir jogos praktiką. Antra, nežymės, tanu, mažos, vos pastebimas įtampos. Trečias, konfliktuojančios, vičina, įtampos sukeliančios neurozės, fobijas, depresiją ir taip toliau. Joga galiausiai susidoroja su šiomis problemomis, padėdama visiškai priimti save ir harmonizuoti savo siekius. Ketvirtas, ryškiai išreikštas udara. Sąmoningai suvokiami trūkumai, kurių apraiškos pastebimas kasdienime gyvenime. Tai va čia norisi keletą žodžių pasakyti, tai yra labai svarbu, kai mes dirbame, tarkim, man asmeniškai iš savo pastebėjimo, kas vyksta čia astrologiškai, būna, tarkim, tos paslėptos, prašupta pasąmonė esančios įtampos, jos gali pradėti sukilti, astrologiškai kalbant, planetoms tranzuojant. Tiesiog ateina laikas, jos pakyla. Ir tai gali duoti įvairių efektą, pavyzdžiui, kad, pavyzdžiui, žmogus gali labai sveikai atrodo gyvena, jis mąsto ir pozityvus. Jis taiga apserga kažkokią sunkią ligą ir panašiai ir išgyvena labai nepaprastą gyvenimo etapą. Tai yra, kad tai, ką mes suvokiam, gali būti labai maža dalis to, kas yra dar labai nesuvokta. Ir būtent dėl tos priežasties, kai žmogus save laiko, kad jis pažengęs, kad jis tobulas, tai yra dažniausiai pasiklydęs žmogus, taip kalba. Narcisistas, puikybės pilnas, sakykime taip. Yra problema, tai yra viena iš klešų vadinamų. Taigi šios deformacijos apima visą psichosomatinę struktūrą nuo pačių subtiliausių iki grubiausių jos grandžių. Kančios priežasčių grandinė. Tad kas yra tas pagrindinis trūkumas? Patandželis tai aiškina taip. Neišmanymą galima apibrėžti kaip laikymą to, kas laikina amžinu, to, kas netyra tyru, kančią laikyti laimę ir ne savasties esmę, savastimi. Čia labai įdomiai, pavyzdžiui, tenka kalbėti su žmonėms, kančia, o sako, aš kančios nejaučiu ir panašiai. Aš ir laimingas esu, sako. Tai ir tokiam žmogui suprask, jam nieks negali padėti, kol jis nesuvokė sąmonę, kas yra ta kančia. Mes kančią dažnai ir galvom, kad kančia tai galva skauda ir tai yra akivaizdi. Bet kančia yra ir psichologinė kančia. Yra iracionaliai patiriama kančia, diskomfortas kažkoks ir panašiai. Bet kančia yra ir kai baigėsi, tarkim, laimė, pavyzdžiui, aš sutinku su žmogum, su kuria esu laimingas, tačiau jis, pavyzdžiui, miršta. Ir žmogus patiria kančią. Tai skaitus ir laimė yra, kad ir kokia bebūtų, įbaigėsi. Tai irgi yra kančia. Tad ir kiek ilgai ta laimė bus, jis tada kažkada baigsis. Tai yra kančia. Ir skaitus ir žmogaus gyvenimas yra kančia ta prasme, kad tu gimėjai kančioje ir tu palikinėsi kūną, turėsi sen patirsi, nusirengsi šitą fizinį kūną, tai irgi kančia. Lygos kančia įvairios ir panašiai. Tu gali save tikinti, kad tai nėra kančia ir su to nieko nedaryti.
geriau įvardinti, kad tai yra kančia ir kažką tai daryti, sumažinti. Tai va, kaip sumažinti kančią, tai apie tai yra joga sutros, apie tai yra realiai ir Budos mokyma. Tai va, gerai. Neišmanimas tai svarupos savo tikrosios prigimties nesupratimas. Tai yra visų kančių priežasčių pagrindas. Neišmanimas palaipsniui išalinamas reguliaria, kompetentinga ir atkaklia jogos praktika. Iš tiesų pati sąmonė yra neišmanimo priežastis, nes veikia atskirimo ir skirstimo principais. Neišmanimas išnyksta pasinėrus į sąmonės prigimtį, o vėliau ją peržengus. Būtent sąmonė yra atsakinga už klaidingą ego sutapatinimą su kūnu ir proto nešėju. Pasiekus vijogą, įsisąmoninimo atskirimą, nuo kūno ir proto konglomerato žmogus artėja prie išsivadavimo iš neišmanimo, o kartu ir nuo menkesnių kančios priežasčių. Neišmanimas veda į egoizmą, apie kurį kalba sekanti sutra. Egoizmą galima apibrėžti kaip klaidingą reginčio purušos sustapatimą su kūnu ir proto instrumentu. Kai aš save laikau, tautybė, pavardė, vardas, lytis, ir panašiai amžius, visi tie dalykai. Tai, kad tai kaip ir yra, bet kabintis į tai, jogas nesikabina į tai, o kai žmogus kabinasi ir gaunasi tas ego toks įsikabinimas. Toliau skaitau. Žmonės klaidingai laiko psichosomatiką savo esme, o tai veda į asmeninio atskirimo jausmą. Kiekvienas stengiasi primesti savo valią kitiems siekdamas naudos, bet kokią kainą ieško savęs įtvirtinimo, o šios pastangos kaip taisyklė atneša nepasitenkinimą ir kančią, nes ego troškimai neturi ribų. Ego jausmas veda į atstumimą arba prisirišimą prie materialių šio pasaulio dalykų. Sekanti sutra. Prisirišimą galima apibrėžti kaip pasinėrimą į pasaulietiškus malonumus, o atstumimą kaip neapykantą pasaulio reiškiniams. Šie du trūkumai prisirišimai ir atstumimai, simpatijos ir antipatijos veda į nuolatinius konfliktus ir kančias, nes realios gyvenimo situacijos retai atitinka mūsų poreikius ir lūkesčius. Prisirišimai veda į mirties baimę, nes žmogus tengiasi pratęsti esamą padėtį, susijusią su malonumais ir atskirtumu. Patandželis sako, mirties baimė tai iš prigimties būdinga ir dominuojanti jėga kiekviename žmoguje, net ir labai išsilavinusiame. Asmenybės deformacijų ir kančios priežastinis ryšys yra visiškai logiškas. Neišmanimas veda į egoizmą, egoizmas į simpatijas ir antipatijas, kurios savo ruožtų veda į mirties baimę. Kaip to atsikratyti? Citata. Šias kančios priežastis galima išrauti su šaknimis, atsekus jų pradžią iki pat šaltinio ir pašalinus su jomis susijusios būsenas meditacijos pagalba. Taigi šių trūkumų galima atsikratyti tyrinėjant psichiką meditacinėmis technikomis. Tai, kas pasakyta aukščiau, perteikia psichologinių problemų, vidinių konfliktų, kančios esmę ir siūlo jų šalinimo metodus. Norint juos paaiškinti detaliai, tektų sukurti enciklopediją arba atskirą psichiatrijos mokyklą. Patandželio joga bando pasiekti pamatinį nepasitenkinimo šaltinį, o kiti metodai kančios problemą paliečia tik paviršutiniškai. Patandželis nušviečia pagrindinę priežastį, be kurios supratimo išrauti kančios neįmanoma. Sutros apibrėžia jos priežastis ir siūlo šalinimo metodus. Juos įgyvendinant galima pasiekti laimės būseną, pranokstančią drąsiausius lūkesčius. Patandželis siūlo išminties lobyną sutalpintą vos keliose puslapiuose. Mes matome, kad sutros turėtų būti stalo knyga, savotiška psichiatrų ir psichologų Biblija. Toks yra mūsų pagarbos laipsnis šiam praktinis išminties šedevrui.
Nu ir pabaiga jau komentaro būtinybė. Patandželis matyt buvo nepaprastai gabi asmenybė. Savo moksliškumu jis pranoksta daugelį mokslininkų, o logiškumu daugelį logikų. Joga sutrų tekste jis itin nekalbus, vengia pasikartojimų, dažnai vartoja nepilnus sakinius, tačiau kiekvienas žodis talpina begalę informacijos ir prasmės. Kartą akivaizdžios, bet dažniau paslėptos. Labai lengva nepastebėti arba neteisingai suprasti giluminę šių eilučių prasmę. Ja gali paaiškinti tik gyvas mokytojas. Be to, šį tekstą reikia perteikti kalba, suprantama konkrečios epochos ir šalies žmogui. Būtent todėl atsirado poreikis, kad sutras komentuotų mūsų guru Svami Satyananda. Ir sekantį kartą mes jau eisime prie pačių sutrų. Pačias sutras skaitysim ir sanskritą, ir gilinsimės, taip po truputį, kaip sakant, prisiliesim prie ypatingai sakralių mokymų. Tai tiek šiandien ir siūlau minutę keletą šiek tiek pamedituoti, 3 kartus om pasakom, atsisėskime ištiesinę stuburą, užmerkime akis ir įkvėpimas. Stebėkime kvėpavimą ir mintise kartokime mantrą Soham. Dabar tiesiog kvėpavimą. Atsimerkiam. Ačiū ir iki sekančių kartų.